O dabar paklausykime ir išgirskime, ką apie draugiją mano patys jos nariai. Eime. Va, man draugija reiškia galimybę būti su tokiais pat gyvenimo, kaip ir tais neįgaliaisiais. Ir aš jaučiuosi čia džiaugiai ir nėra čia nuolatinių pergyvenimų, dejonių, ten krūvo, ten sukiosiu tokių, aš neturiu sveikatos ir taip toliau. O čia yra džiaugsmas. Ir aš bent jau turiu tą ir draugiją dar daugiau tą aš prisirenku iš kitų. Man tai geras pavyzdys, tas džiaugsmas. Ir vėl ta mano frazė, aš jaučiuosi kaip inkstas taukuose. Man čia labai gera. Jolita, kas tave čia traukia? Kodėl tu lankaisi draugijoje? Nes mes čia vienodi, visi savi, vienas kitą pilnumoj suprantam. Manęs šito klausimą šiandien uždavė taksistė. Kodėl? Kol mes visi lygūs ir nei vienas kitą nežiūrim kažkokį kitų žvilgsnių ar ką. Mes visi savi, ne kaip pa šeimą, šeimos narius ir tiek. Bet tai iš tikrųjų tu galėtum šitą laiką skirti kažkokiem kitokiem darbam. Kodėl tu būtent renkiesi? Nes čia geriausia. Įdomu pabendrauti. Čia geriausia, taip visi įdomus, kiekvienas savo istoriją, savo pasakojimu, potyriais ir visą kitą. Jeigu jau tu tiek metų čia lankaisi, iš tikrųjų įdomu būtų sužinoti, o ką tau davė draugija? Jeigu tu čia dar po tiek metų... Draugus. Žmonės, kuriais aš galiu, žinau, paskambinsiu, parašysiu, sulauksiu atsakymo, supratimo galiausiai. Ką iš kitų gretinių lauke kažkur sutiktų, vis vien manęs taip nespras. Savas tarp savų. Taip, savas tarp savų, kaip minėjau. Šaunu. Čia geriausia. Šaunu, ačiū. Julita, jūs esate vyriausia mūsų draugijos narė. Taip, Ar bent prisimenat, kada jūs atėjote pas mus? aš pas jūs atėjau daugiau kaip 18 metų. Atvedė čia tokia pažįstama, bibliotekai susipažinau, ji čia ateidavo ir atėjus aš iš karto labai nejaukiai jaučiausi, bet pamačiau čia daug žmonių, sergančią tą pačią ligą. Pamačiau, kad dirba tie žmonės įvairius darbus, rankdarbiai, pabendravimas. Ir taip man patiko, aš einu dabar eilę metų. Ir aš labai dėkinga esu, kad neišvaro, nes aš jau seniausia čia esu. Džiaugiuosi, darbus įvairius darom, naujo daug sužinau. Būna medicinos ten klausimai, tarpusavy pasidiskutuojant. Man čia labai viskas patinka. O jeigu ne, aš sėdėčiau viena namuose, į pro langą žiūrėčiau. Išsėtinės sklerozės diagnozė man nuskambėjo kaip baisiausias nuosprendis. Pirmiausia, iškilo klausimas, kas tai? Didžiausia nežinomybė, pasimetimas, neviltis, visiškas beviltiškumo jausmas. Nuo po to sekė noras sužinoti, kas tai, ir noras kovoti ir įveikti ligą. Ir tik draugijos dėka aš supratau, kad visiškai nereikia kovoti su liga, kad tai atima labai daug jėgų, ypač kai tai darai vienas, kad reikia tiesiog susitaikyti ir susidraugauti su ja, išmokti gyventi su šia liga. Draugijoje aš pažinau daug įdomių ir labai stiprių žmonių. Susiradau naujų draugų. Aš net asmeniškai sulaukiau pagalbos iš vieno draugijos nario. Mes tapom lyg viena graži šeima.
Draugijoje mes gauname labai daug informacijos. Jeigu tik kam nors kyla kokios problemos, mes iš karto jas aiškinamės ir sprendžiame jas kartu. Būdama tarp likimo draugų, aš jaučiuosi labai pasitikinti savo jėgomis ir daug stipresnė. Dažnai galvoju, jeigu jie gali, tai ir aš galiu. Draugijos veikla ir joje esantys žmonės pakeitė mano požiūrį į lygą. Susidraugavau su ją ir supratau, kad su ją galima gyventi labai aktyviai ir kiek įmanoma pilnavertį gyvenimą. Mes, sergantys išsėtine skleroze, dažnai nuvertiname savo galimybės. Mums labai trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Tačiau tikros išsėtinės sklerozės sergančių gyvenimo istorijos pavyzdžiai labai įkvėpia ir padeda kasdienį gyvenimą mūsų draugijos nariams. Ateidamas į draugiją, bendraudamas su draugijos nariais, sužinau daug ir man reikalingos informacijos, pasipildo mano žinių bagažas per draugijos narius ir sužinau tai, kas reikalinga neįgaliajam, apie tai, ko gali padėti neįgaliųjų organizacijos. Sveiki, aš esu Birutė. Sergu išsėtine skleroze jau virš 30 metų, o draugijoje esu tik 10 metų. Šitoj draugijoj ne tik aš, bet ir mes visi gauname šitokį žinių bagažą apie mūsų ligą. Šitos žinios padeda mums susigyventi su liga, nesijausti ligoniais, o įsilieti į visuomenę, nes čia organizuojama daug veiklų. Tai yra ir seminarai, ir užsiėmimai, įvairios stovyklos. Na, tiesiog užimtumas įvairių būrelių tikrai neleidžia mums galvoti vėl apie tą ligą. Esu labai dėkinga mūsų draugijos pirmininkiai Neringai. Šitokio aktyvaus žmogaus, šitokio plataus mąstymo, kad taip suorganizuotų visas veiklas, nesvarbu, ar tai išvykos į kitą Lietuvos miestą, ar tai sporto šventės pačioj Klaipėdoj, visur viskas išmąstyta, viskas apgalvota, kaip neįgalieji ratukuose gali pasiekti tas vietas. Esu labai labai dėkinga. Jinai išmokė būti, čia konkrečiai apie save, savimi, nebijoti iššūkių ir juos įveikti. Man tai buvo iš pradžių baugu. Kai aš tą padariau, pasirodo, tai normalus gyvenimas. Tai yra norma. Ir dalyvavimas tose veiklose atskleidė žmogaus galimybės. Mes kiekvienas pasirodėm ir parodėm, ką mes konkrečiai mokam. Už tai labai laiminga esu, kad galiu dalyvauti draugijos veikloje. Ačiū tau, Neringa. Man draugija reiškia galimybę būti su tokiais pat gyvenimo, kaip ir tais neįgaliaisiais. Ir aš jaučiuosi čia džiaugiai ir nėra čia nuolatinių pergyvenimų, dejonių, ten krūvo, ten sukiosiu tokių, aš neturiu sveikatos ir taip toliau. O čia yra džiaugsmas. Ir aš bent jau turiu tą, ir draugija dar daugiau tą aš prisirenku iš kitų. Man tai geras pavyzdys, tas džiaugsmas. Ir vėl ta mano frazė, aš jaučiuosi kaip inkstas taukuose.
man čia labai gera. Jolita, kas tave čia traukia? Kodėl tu lankaisi draugijoje? Nes visi mes čia vienodi, visi savi, vienas kitą pilnumoj suprantam. Manęs šito klausimą šiandien uždavė taksistė. Kodėl? Kol mes visi lygus ir nei vienas kitą nežiūrim kažkokį kitų žvilgsnių. Mes visi savi, ne kaip pa šeimą, šeimos narius ir tiek. Bet tai iš tikrųjų tu galėtum šitą laiką skirti kažkokiem kitokiem darbam. Kodėl tu būtent renkiesi? Nes čia geriausia. Įdomu pabendrauti. Čia geriausia, taip visi įdomus, kiekvienas savo istoriją, savo pasakojimu, potyriais ir visą kitą. Jeigu jau tu tiek metų čia lankaisi, iš tikrųjų įdomu būtų sužinoti, o ką tau davė draugija, jeigu tu čia dar po tiek metų? Draugus, žmonės, kuriais aš galiu, žinau, paskambinsiu, parašysiu, sulauksiu atsakymo, supratimo galiausiai. Ką iš kitų gretinio laukia kažkur stiklų, vis vien manęs taip nespras. Savas tarp savų. Taip, savas tarp savų, kaip minėjau. Šaunu. Čia geriausia. Šaunu, ačiū. Julita, jūs esate vyriausia mūsų draugijos narė. Taip, Ar bent prisimenat, kada jūs atėjote pas mus? aš pas jūs atėjau daugiau kaip 18 metų. Atvedė čia tokia pažįstama, bibliotekai susipažinau, ji čia ateidavo ir atėjus aš iš karto labai nejaukiai jaučiausi, bet pamačiau čia daug žmonių, sergančią tą pačią ligą. Pamačiau, kad dirba tie žmonės įvairius darbus, rankdarbiai, pabendravimas. Ir taip man patiko, aš einu dabar eilę metų. Ir aš labai dėkinga esu, kad neišvaro, nes aš jau seniausia čia esu. Džiaugiuosi, darbus įvairius darom, naujo daug sužinau. Būna medicinos ten klausimai, tarpusavį pasidiskutuojant. Man čia labai viskas patinka. O jeigu ne, aš sėdėčiau viena namuose, į pro langą žiūrėčiau. Išsėtinės sklerozės diagnozė man nuskambėjo kaip baisiausias nuosprendis. Pirmiausia, iškilo klausimas, kas tai? Didžiausia nežinomybė, pasimetimas, neviltis, visiškas beviltiškumo jausmas. Nuo po to sekė noras sužinoti, kas tai, ir noras kovoti ir įveikti ligą. Ir tik draugijos dėka aš supratau, kad visiškai nereikia kovoti su liga, kad tai atima labai daug jėgų, ypač kai tai darai vienas, kad reikia tiesiog susitaikyti ir susidraugauti su ja, išmokti gyventi su šia liga. Draugijoje aš pažinau daug įdomių ir labai stiprių žmonių. Susiradau naujų draugų. Aš net asmeniškai sulaukiau pagalbos iš vieno draugijos nario. Mes tapom lyg viena graži šeima. Draugijoje mes gauname labai daug informacijos. Jeigu tik kam nors kyla kokios problemos, mes iš karto jas aiškinamės ir sprendžiame jas kartu. Būdama tarp likimo draugų, aš jaučiuosi labai pasitikėti savo jėgomis ir daug stipresnė. Dažnai galvoju, jeigu jie gali, tai ir aš galiu. Draugijos veikla ir joje esantys žmonės pakeitė mano požiūrį į ligą. Susidraugavau su ja ir supratau, kad su ja galima gyventi labai aktyviai ir kiek įmanoma pilnavertį gyvenimą. Mes, sergantys išsėtine skleroze, dažnai
nuvertina savo galimybės. Mums labai trūksta pasitikėjimo savo jėgomis. Tačiau tikros ištinis Kryžiaus sekančių gyvenimo istorijos pavyzdžiai labai įkvėpia ir padeda kasdienį gyvenimą mūsų draugijos nariams. Ateidamas į draugiją, bendraudamas su draugijos nariais, sužinau daug man reikalingos informacijos, pasipildo mano žinių bagažas per draugijos narius ir sužinau tai, kas reikalinga neįgaliajam, apie tai, ko gali padėti neįgaliųjų organizacijos. Sveiki, aš esu Birutė. Sergu išsėtinę sklerozę jau virš 30 metų, o draugijoje esu tik 10 metų. Šitoj draugijoj ne tik aš, bet ir mes visi gauname šitokį žinių bagažą apie mūsų ligą. Šitos žinios padeda mums susigyventi su liga, nesijausti ligoniais, o įsilieti į visuomenę, nes čia organizuojama daug veiklų. Tai yra ir seminarai, ir užsiėmimai, įvairios stovyklos. Tiesiog užimtumas įvairių būrelių tikrai neleidžia mums galvoti vėl apie tą ligą. Esu labai dėkinga mūsų draugijos pirmininkiai Neringai. Šitokio aktyvaus žmogaus, šitokio plataus mąstymo, kad taip suorganizuotų visas veiklas, nesvarbu, ar tai išvykos į kitą Lietuvos miestą, ar tai sporto šventės pačioj Klaipėdoj, visur viskas išmąstyta, viskas apgalvota, kaip neįgalieji ratukuose gali pasiekti tas vietas. Esu labai labai dėkinga. Jinai išmokė būti, čia konkrečiai apie save, savimi, nebijoti iššūkių ir juos įveikti. Man tai buvo iš pradžių baugu. Kai aš tą padariau, pasirodo, tai normalus gyvenimas. Tai yra norma. Ir dalyvavimas tose veiklose atskleidė žmogaus galimybės. Mes kiekvienas pasirodėm ir parodėm, ką mes konkrečiai mokam. Už tai labai laiminga esu, kad galiu dalyvauti draugijos veikloje. Ačiū tau, Neringa.